šitie sprendimai padeda užsakovui neperlipti tam tikro biudžeto, rengiant namo projektą. Reikėtų tą biudžetą dalinti, neatiduoti viso biudžeto vienai pastato statybai. Nes dažniausiai būna dar padalina į dvi dalis pastato statybai ir įrengimui, kaip ir tokios dvi atskiros dalis biudžeto būna. Bet tų dalių yra daugiau. Nes paruošimas sklypo statybai, tas pats įvažiavimo keliukas, tie patys inžineriniai tinklai, jie kainuoja ir kartais kainuoja labai brangiai. Tai tokius dalykus reikėtų nusimatyti, įsiskaičiuoti ir, aišku, biudžeto reikia laikytis, kai jau pradedi statybas. Visada sudarant sąmatas, visada yra atskira eilutė rezervui, taip kad jisai yra būtinas, visada atsitiks nenumatytų išlaidų, tai čia būtinai reikia ir tai sverti.